Ar žinojote, kad Dahuje termokameros gali pranešti apie ugnies židinį? Namuose to nebandot? Ačiū. Štai, pranešimą girdžiu gavom telefonu, bet mums smalsu, ar suveiks ugnies aptikimas anam krante. Sveiki, draugai. Ar žinojote, kad Dahuje termokameros gali pranešti apie ugnies židinį? Ne? Tuoj parodysim. Atlikim mažą testą. Sukurkim gaisrą, ugnį. Tik prašau namuose tai daryti saugiai. Geriausia nedaryti. Ir dar geriau nesulaukti tokios akimirkos, kada gausim tokį pranešimą. Bet mums aktualu pažiūrėti, kaip visą tai veikia. Ir parodyti jums. Štai, pranešimą girdžiu gavom telefonu. Galim peržiūrėti. Šilta. Puiku. Svarbu ir tai, kad nebūtina didelė liepsna. Užtenka mažesnės liepsnelės ir kamera jau mums praneš apie pastebėtą ugnies židinį. Štai, girdžiu, atėjo pranešimas. Galim peržiūrėti. Taip, sodyba. Gaisras. Štai ir įrašas. Termokamerai, kaip ir vaizdo kamerai, svarbus objektyvas. Kuo objektyvas mato plačiau, tuo distancija darbo yra trumpesnė. Kuo objektyvas matys siauriau, tuo darbo distancija bus tolimesnė. Čia atlikome testą nedideliai distancijai, čia 15 grubiai metrų nuo kameros, 20 tipinė galbūt aplinka, bet mums smalsu, ar suveiks ugnies aptikimas anam krante. Ten jau yra virš 100 metrų. Einam pabandyti, jeigu tokio distancijoje veiks rodė. Štai, suveikė mūsų telefonas. Gavom pranešimą, kad už 100 viršaus metrų aptiktas gaisro židinys. Puiku. Kalbant bendrai, manau, kad tokia termokamera puikus sprendimas yra tiems, pas ką distancijos yra didesnės. Sodybos, ūkiai, kažkokios didelės teritorijos, gamybinės teritorijos, kur darbo distancija reikalinga didesnė negu 20-30 metrų, negu 50 metrų ir kur mums yra tikrai svarbu matyti ir nakties metu mūsų pažeidėjus. Plius visai nebloga funkcija dėl ugnies aptikimo.